Kai šiandien lankausi kalėjimuose, man sako, jie neprognozuojami. Ir tada man atveda įsitempusi, nepasitikinti žmogų. Tai yra savybės, kurių reikia, kad išgyventum kalėjime. Tu turi būti piktas, tu turi niekuo nepasitikėti, tu turi pulti, kol neužpuolė tavęs. Bet kaip, kai tobulini tik šitas savybės, vėliau gyventi laisvėje? Todėl Lietuvoje ir grįžta į kalėjimą kas antras žmogus. Kalėjime tikrai prarasi net tuos menkus gyvenimo įgūdžius, kuriuos turėjai. Smurtas, menkinimas, žeminimas čia yra kasdienybė. Dauguma žmonių pradeda vartoti narkotikus būtent kalėjime. Mes tokią sistemą paveldėjom iš sovietų. Šita sistema nesprendžia nusikalstamumą Lietuvoje, o jį didina. Norvegai jau seniai suprato, kad tokia sistema nepasiteisina. Ir jie patys sukūrė kitokią kalėjimų sistemą. Jie sukūrė kalėjimą, į kurį nebesugrįžtama. Kalėjimai ten yra skirti lavinti gyvenimo įgūdžius. Dauguma nuteistųjų jų niekada neturėjo. Tai galėtų būti darbo įgūdžiai, bendravimo įgūdžiai, išsilavinimas, taip pat psichologiniai įgūdžiai. Viso to reikia, kad žmogus sėkmingai gyventų visuomenėje. Dėl to pati kalėjimų sistema ir yra sukonstruota taip, kad žmogus šitos įgūdžius lavintų ir sėkmingai integruotųsi atgal į visuomenę. Dirbdama su žmonėmis po įkalinimo, aš mačiau, kaip jie gali atsipalaiduoti, kaip jie pražįsta, kaip grįžta humoro jausmas, kaip jie moka rūpintis kitais. Tačiau iš tiesų jie kartoja tai, ką mato. Todėl tu esi labai svarbus pavyzdys. Požiūrio keitimas yra pati sunkiausia užduotis ir jis tikrai truks ne vieną dešimtmetį ir ne du. Tačiau aš noriu pasidžiaugti, kad pokyčiai jau prasidėjo. Kartu su Teisingumo ministerija mes ėmėmės darbų ir štai ką pavyko pakeisti. Stipriname galimybę atlikti bausmę laisvėje. Izoliacija kalėjime turėtų būti skirta tik nedideliai daliai pačių pavojingiausių nusikaltėlių. Taip pat stipriname socialinius įgūdžius. Socialinių darbuotojų, taip pat psichologų etatai jau atsiranda įkalinimo įstaigose, o mes didiname išvykų į namus ir atostogų namuose skaičių, kad nuteistieji neprarastų ryšio su savo šeima. Taip pat stipriname sveikatos paslaugas, priklausomybės ligų gydymui yra skiriamas didelis dėmesys. Na ir galiausiai užimtumas. Darbas yra labai svarbi gyvenimo dalis, todėl nuteistieji dabar jau turi galimybę vystyti individualią veiklą. Žiūrime į galimybės jiems įsidarbinti realioje darbo rinkoje. Turime principingai tęsti darbus. Turime principingai keisti požiūrį. Todėl, kad kiekvienas žmogus, nesvarbu kurioj kalėjimų sienos pusėje jisai yra mūsų visuomenės dalis. Jis grįžta į visuomenę ir gyvena tarp mūsų.